Šiandien Jėzus pradžiunga šventąją dvasia ir šlovina Tėvą danguje. Jis pakelia akis į dangų ir sako, šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad apreiškė tai mažutėliams. Ir mus kviečia pradžiugti, džiaugtis mažais dalykais, pakelti savo žvilgsnį, apsidairyti ir sakyti, šlovinu tave, Tėve, kad apreiškė mažutėliams. Kas tie mažutėliai? Mažutėliai tai ne tie tokie silpni ar kažko negalintys, ar tokie jautrūs, bet yra tie, kurie savo silpnumą supranta, kad jiems reikia pagalbos. Savo silpnume jie tikisi, kad kažkas įsikiš ir padės jų silpnume. Ir tokia viena istorija perskaičiau, sako, vienas suaugęs žmogus vienam giminių baliuje mato, kaip mažamečiai vaikai tarpusavį bendrauja, visai maži. Ir vienam vaikui užėjo noras pasityčioti iš kito. Ir ant mergaitės tas berniukas šaukė, sako, tu, kuri šlapinėsi į lovą. Ir ta mergaitė sutrikusi, matyt tiesą pasakė, bet labiausiai matėsi tos mergaitės žvilgsnis į suaugusius, ar kas nors prieis ir padės. Yra nuostabumas, kad mes esame mažutėliai tuomet, kai sakom, viešpatie, mums reikia tavo pagalbos, nes savo jėgom jau neišeina mums susitvarkyti, neišeina patiems viską padaryti taip, kaip norime. Ir dėl to viešpats Jėzus džiaugiasi. Palaiminti mažutėliai, jų yra dangaus karalystė. Todėl sakau, nebijok būti mažutėliu, nebijok džiaugtis mažais dalykais, o svarbiausia, kai pajunti savo silpnumą, nebijok šauktis Dievo, šauktis to, kuris gali padėti.